Sveiki visi, tai yra 29 C++ pamoka ir šioje pamokoje pradėsime kalbėti apie perkrovimus ir šablonus. Bet iš tikrųjų šioje pamokoje nagrinėsime tik tais perkrautas funkcijas. Jos yra taip vadinamos, net iš tikrųjų nežinau, ar tai yra taisyklinga taip vadinti jas, bet angliškai tai skambėtų kaip overloaded functions. O lietuviškai galime versti kaip perkrautos funkcijos. Tebūnie, ar ne? Tai iš tikrųjų galime pradėti ir C++ kalboje iš tikrųjų galima turėti dvi skirtingas funkcijas su tokiu pačiu pavadinimu. Kaip jums anksčiau galbūt atrodė, kad tai nėra įmanoma, nes kai jūs bandėte arba bandydavote sukurti dvi funkcijas su tokiu pačiu pavadinimu, jums kompiliatorius tiesiog išmesdavo klaidą, kad jūs negalite sukurti funkcijos, nes tokia jau yra deklaruota, tai yra su tokiu pavadinimu jau yra deklaruota. Bet iš tikrųjų tai yra įmanoma ir būtent tai yra vadinama funkcijų perkrovimu, kai dvi skirtingos funkcijos turi vieną ir tą patį pavadinimą. Ir šioje pamokoje parodysiu, kaip tai padaryti. Tai tam, kad perkrauti funkciją, mums reikia žinoti, kokios yra to taisyklės, kada mes galime perkrauti funkciją ir kaip tai padaryti. Tai iš pradžių susikurkime funkciją paprastą, tarkim, integer tipo ir pasivadinkime ją vykdyti, ar ne? Funkciją pavadinimu vykdyti ir nurodysime tojaus jos parametrus, tarkim, integer a ir integer b. Turime parametrus ir šios funkcijos darbas, tarkim, būtų sudėti a ir b kintamuosius arba parametrus, ar ne? Ir ši funkcija mums grąžins tų kintamųjų sumą. Okay? Ir kaip mums dabar perkrauti šią funkciją ir padaryti antrą funkciją su tokiu pačiu pavadinimu? Tai yra viena taisyklė, kaip jūs galite tai padaryti. Tai jūs galite perkrauti funkciją tuo atveju, kai tos funkcijos arba tų funkcijų tiksliau argumentai yra skirtingi. Tai ką reiškia skirtingi, tai reiškia, kad jų kiekis gali būti skirtingas, tai yra vienoje funkcijoje, pavyzdžiui, gali būti 2 parametrai kaip šioje, o kitoje turėtų būti 1 arba 3, bet bet ne 2, tarkim, ar ne? Tai vienas iš būdų. Gali būti parametrai su tokiu pačiu tipu, tarkim, integer, ar ne? Bet būtinai turi būti kitoks kiekis būtent tų parametrų. Šiuo atveju tai yra 2 parametrai. Jeigu jūs norite padaryti funkciją antrą su tokiu pačiu pavadinimu, tai arba būtent parametrų kiekis turi būti kitoks, arba parametrų tipas turi būti kitoks. Okay? Tai pasidarykime antrą funkciją, tarkim, double tipo. Iš tikrųjų tai nėra būtina, bet vėliau paaiškinsiu kodėl, bet kol kas pasidarykime double tipo funkciją ir jos vėlgi pavadinimas bus vykdyti. O toliau parametrai. Tai jūs iš tikrųjų galite parašyti štai taip, int a, int b, bet tai jau bus klaida. Bet pasirašykime iki galo funkciją. Tarkim, jos darbas būtų padalinti, tarkim, iš a padalinti iš b. Tai šitą funkciją sudės, o šitą padalins, ar ne? Bet dabar jums bus klaida, jeigu bandysite pasileisti programą, matysite, kad, jūs negalite sukurti, sakykime, antros funkcijos su tokiu pačiu pavadinimu, nes jau turite vieną deklaruotą funkciją su tokiu pačiu pavadinimu. Ir tai yra dėl to, kad jums neleidžia perkrauti šios funkcijos dėl to, kad jūs bandote tai padaryti su identiškais parametrais. Bet kaip minėjau, taisyklė yra tokia, jeigu norite perkrauti, kad parametrų kiekis arba tipas turi būti kitoks. Tai jeigu jūs norite pasidaryti taip pat 2 parametrus, kaip ir pirmoje funkcijoje, jūs tada privalote pakeisti tų parametrų arba vieno iš tų parametrų tipą. Tai jeigu pasikeisime tipą į double, mums be problemų leis, kaip matote, sukurti antrą funkciją su tokiu pačiu pavadinimu. Bet jeigu jūs norite vėlgi integer tipo, tai yra, kad būtų duomenų tipas būtent tų parametrų toks pats kaip pirmoje funkcijoje, jūs galite tai padaryti, bet jums reikia pakeisti tuomet parametrų kiekį. Tai šiuo atveju, jeigu pirmoje funkcijoje buvo 2 parametrai, antroje funkcijoje turėtų būti 1 arba 3 arba bet koks kitas parametrų kiekis, bet ne 2. Okay? Turi skirtis arba parametrų kiekis, arba parametrų tipas. Tai jeigu pridėsime int c, kaip matote, mums vėlgi leis perkrauti tą pirmą funkciją, sakykime. Okay? Tikiuosi tai aišku, kad norint perkrauti funkciją, parametrai turi skirtis. Ir skirtis jie gali, sakykime, dviem būdais. Tai yra arba kiekiu, arba tipu. Tai jeigu kiekis bus toks pats, tai yra 2 parametrai,
turite pakeisti vieno arba kelių parametrų tipus. Štai kaip matote, šiuo atveju pakeičiau tik vieno parametro tipą ir jau mums leido perkrauti. Na, bet pasidarykime dabar štai tokią funkciją su double parametrais ir pereikime prie tų funkcijų iškvietimo, nes galbūt jūs galvosite, aha, turime dvi funkcijas, kurių darbas kitoks, nes kaip matote, viena funkcija sudeda, kita funkcija dalina. Tai kaip po galais tada C++ arba kompiliatorius žinos, kurią funkciją vykdyti, juk aš nurodysiu, kviesdamas ją tik pavadinimą ir ten tiesiog jau nustatysiu kažkokius argumentus tiems parametrams, ar ne, arba reikšmės tiems parametrams. Tai kaip po galais kompiliatorius žinos, kurią funkciją iš šių dviejų vykdyti. Ir tai yra labai paprasta, kai jūs nurodote, iškviesdami funkciją kažkokius argumentus, tarkim 10 ir 12, kompiliatorius, sakykime, patikrina būtent tų argumentų duomenų tipus. Tai kompiliatorius nustato, kad skaičiaus 10 ir skaičiaus 12 duomenų tipas yra integer ir automatiškai ieško tokios funkcijos vykdyti, kurių argumentai atitinka jūsų būtent, kurių parametrai atitinka būtent jūsų nurodytus argumentus arba reikšmės. Tai jeigu jūsų reikšmės yra integer tipo, kompiliatorius ieško funkcijos vykdyti, kurios parametrai yra taip pat integer tipo. Ok? Tikiuosi tai aišku. Tai dabar, jeigu mes atvaizduosime į ekraną, būtent tą reikšmę, kurią mums grąžins funkcija vykdyti, mes matysime 22. Ir ką realiai mums padaro, tai sudeda skaičių 10 su skaičiumi 12 ir gauname atsakymą 22. Tai reiškia, kad mums įvykdo štai šią funkciją. Ir vėlgi, kartoju kodėl. Kompiliatorius sugeba nustatyti, kokius jūs, sakykime, argumentus nurodote. Tai yra, kokio tipo argumentus nurodote. Šiuo atveju mes nurodėme du sveikus skaičius, tai kompiliatorius nustatė, kad šių dviejų, sakykime, reikšmių duomenų tipas arba tiesiog tipas yra integer. Ir jis automatiškai, kadangi žino, kad šie du argumentai yra integer tipo, ieško funkcijos vykdyti, kurios parametrai taip pat yra integer tipo. Na, gan paprastas, sakyčiau, ar ne? Bet jeigu mes nurodysime štai čia double tipo reikšmės, na, su skaičiumi po kablelio, sakykime, ar ne, tuomet mums, kaip matysite, jau nesudės būtent tas reikšmės, o padalins iš pirmos reikšmės antrą reikšmę, nes funkcijos, kurios argumentai yra double tipo, yra būtent funkcijos, kurios argumentai yra double tipo, darbas yra padalinti. Na, gan paprasta, ar ne? Tai tokiu būdu būtent kompiliatorius ir nustato, kurią funkciją vykdyti. Jis ieško tokios funkcijos, kurie atitinka būtent jūsų nurodytus argumentus būtent tiems parametrams arba jūsų nurodytas reikšmės tiems parametrams pagal reikšmės duomenų tipą. Na, tikiuosi tai aišku, galbūt tai šiek tiek jau sudėtingiau ir kai kuriems yra sunku tai suvokti, bet kokiu atveju galėsite visuomet paklausti ir išsiaiškinti, kaip visa tai vis dėlto veikia iki galo. Ir dar yra vienas svarbus dalykas, tai, na, jūs žinote, kad, tarkim, mes jau nagrinėjame tos būtent funkcijų duomenų tipus arba tipus tiesiog, tai jeigu mes čia pasidarysime integer tipą, tai yra abi funkcijos bus integer tipo, bet vėlgi argumentai skirsis. Tai nebus jokia problema, tiesiog, kaip matote, dabar jums grąžina 0, dėl to, kad padalinus šį skaičių, 10,25 iš 12,25, jūsų atsakymas padalinus yra 0, kažkiek. Bet kadangi ši funkcija, kuri grąžina tą padalintą reikšmę, yra integer tipo, o kaip žinote, integer tipas yra sveikasis skaičius, kitaip tariant, tai būtent dėl to jums ir grąžina būtent sveiką skaičių, kitaip tariant, jums grąžina 0, nerodo būtent reikšmės po kablelio, ar ne? Nes double tipas palaiko, sakykime, būtent tą kablelį ir skaičius po kablelio, o integer palaiko tik sveiką skaičių. Todėl jums padalina ir rodo tik sveiką skaičių. Na, bet jūs galite elementariai pasikeisti argumentus, tarkim, 20 padalinti iš 2 ir jums be problemų rodys 10. Ups, sorry, mes vėlgi nurodėme dabar integer tipo reikšmės, dėl to mums suveikė pirmoji funkcija, mano klaida. Bet jeigu mes padarysime kažką štai tokio, 20,1 padalinti iš 2,1, štai jums rodo 9. Nes padalinus pirmą skaičių
iš antro skaičiaus, jums atsakymas yra 9 kablelis ten kažkiek, nesu tikras kiek, nekoks iš manęs matematikas, bet štai yra pilna reikšmė, kai jūs funkcijos tipą nustatote į double ir kai nustatote į integer, jums tiesiog grąžina sveiką skaičių, be, sakykime, reikšmės arba skaičiaus po kablelio, ar ne? Viskas gan paprasta, bet tai mes jau mokėjome, maždaug suvokėme, būtent, kad jeigu funkcijos tipas yra integer, tai jį mums grąžins su return tik integer tipo reikšmę. Nesvarbu, kad yra kažkoks skaičius po kablelio, jums tiesiog suapvalins, sakykime, tą reikšmę ir grąžins sveiką skaičių. Tai kodėl aš priejau prie, sakykime, funkcijų tipų, tai yra todėl, kad jums būtų gerai įsiminti, kad, vieną svarbų dalyką įsiminti, kad iš tikrųjų jūs negalite perkrauti funkcijų vien tik keisdami, sakykime, funkcijų tipą. Nes visiškai nesvarbu, tipas gali būti toks pats, gali būti kitoks, tipas apskritai šiuo atveju funkcijų perkrovime nieko nereiškia. Okay? Jis gali būti bet koks, darbas taip pat gali būti bet koks, tai yra tas kodas, kurį vykdys funkcijos. Viskas, kas turi skirtis ir kas, kuo remiasi būtent tas perkrovimas, tai yra tik funkcijų argumentais. Tai vėlgi argumentų kiekiu ir argumentų tipu. Okay? Tai jeigu jūs, tarkim, galvosite, kad jūs galite padaryti štai tokiu būdu, kad turėti, sakykime, tą pačią vykdyti funkciją, kurios argumentai bus taip pat integer tipo ir jų kiekis ir argumentų kiekis bus toks pats, tai yra 2. Pirmoje funkcijoje 2 argumentai ir antroje funkcijoje 2 argumentai su tokiu pačiu duomenų tipu. Ir jeigu jūs tiesiog čia pakeisite tipą į double, jums vis tiek neleis to padaryti, kaip matote yra klaida, nes funkcijos tipas vėlgi nieko nekeičia būtent tame perkrovime. Jis gali skirtis, jis gali nesiskirt, čia jis ne prie ko, sakykime, todėl nesipainiokite. Kai norite perkrauti funkciją arba kitaip tariant sukurti antrą funkciją su tokiu pačiu pavadinimu, viskas, ką jūs turite daryti, tai keisti tik tos funkcijos argumentus. Arba jų kiekį, arba argumentų tipus. Ir iš tikrųjų tiek šioje pamokoje, tikiuosi supratote, ką norėjau jums perteikti ir lauksiu jūsų klausimų, žinoma. Būtų gerai, kad reikštumėte iš tikrųjų savo visas problemas ir bandysime jas spręsti, nes iš tikrųjų būtų gerai, kad jūs išmoktumėte viso to. Ir dar vienas toks dalykas, kad jeigu jums vis dėlto nepavyksta kažkas, jūs nemeskite šio reikalo, jūs bandykite išsiaiškinti. Iš tikrųjų suprantu, kad kartais atrodo kelias dienas ar daug valandų jūs sėdite prie vieno paprasto dalyko ir niekaip nepavyksta jo išspręsti, bet tai yra normalu, jūs mokotės, galų gale jūs išmoksite ir jūs būsite laimingi, nes jeigu jūs norite to išmokti, tai ir mokykitės, nepaisykite, sakykime, tų problemų, kad jums nepavyksta kažkas ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra gan sudėtingas galbūt procesas, bet tuo pačiu ir gan paprastas. Tai iš tikrųjų nepasiduokite ir jums viskas pavyks. Tai ačiū už dėmesį tiek šiam kartui ir iki.